Tai kas tas šilkūnas yra? Paaiškink man durnam žmogui, kas čia per vienas? Nu, tai aš esu Formulė 4 vairuotojas. Formulė 4 vairuotojas. Ta prasme, gerai, kaip tu ten atsidūrei? Tai ta prasme, čia sunkus darbas turėjo būti. Ta prasme, Tai, pradėjai nuo kartingų turbūt. jo, pradėjau nuo kartingų ir step by step iš mėnikų į juniorus, į juniorus, seniorus ir tada galvojom, kad reikia kažką daryti toliau ir toliau dažniausiai būna po seniorų formulę, tai taip aš ir formulę. Čia. Ok, tai ta prasme, tai viskas į pamokas, nu, norėjau sakyti pamokas nebeini, bet žinau, kad eini dar. Atleidimo. Tai tave, pyksta ant tavęs turbūt. Sako, tas piristukinas neina į pamokas, nevaikšti. Nu, bet gal vaikšti vis tiek turbūt. Nėra, kad skipini. Gal ne. Tvarkoj. Tai kaip, ta prasme, labiau tave pasikvietė į komandą, ar tu pičinai save kaip idėją kitom komandom, kai į formulę važiavai, ieškojasi savo spoto? Tai gal, sakyčiau, ieškojasi savo spoto dėl to, nes buvo ten daug pasirinkimų. Pasirinkom pirmam sezonui tokį safe choice. Ir manau, buvo geras sprendimas. Nes kur dabar važiuosim Čezą, tai bus ta komanda labai stipri ir ta komanda praeitais metais 1, 2, 3, 4 ir 5 čempionate buvo iš jų komandos. Čia Čezas, tai turim omeny Centrinės Europos čempas, ne? Tai tu važiuosi šiais metais vieną jau pravažiavai, tai žiemos tas Winter Series ir dabar Čezas laukia, ne? Tai tik tai šitie du. Jep. Ja. Nu tai gerai, tai nuo pradžių praeinam tada. Tai kaip Winter Series pasisekė, nepasisekė? Kaip tu galvoji, kas ten gerai, blogai? Tai mūsų Winter Series planas buvo pradžioj būti viduriuky, kažkur viduriuky finišuot. Ir nebuvo jokių tikslų, jokio nieko, mes tiesiog atvažiavom čia išmokti. Aš tą labai girdėdavau tavo tiktokuose, nes aš ir matydavau juos, žinai, kur akcentuoju, mes mokomės, mes darom, žinai. Tai čia turbūt tas ir buvo, ne, toks tikslas? Jo, čia toks ir tikslas buvo, nes čia buvo mano pirmos 6 varžybos, tai reikėjo tiesiog to startų, tų visų pirmų ratų ir taip toliau. Tai tiem, kas nežino, nežiūrėjo, tai kokiose trasose pravažiavot? Paskutinė buvo, žinau, Barcelona, bet kitos ten tokios buvo, kur aš dar nesusipažinęs, aš, pavyzdžiui, tai jų negirdėjęs buvau ten. Kokios tos trasos buvo? Tai Estorilis Portugalijoje buvo, tada buvo... Ir viskas, tai dabar jau sėsk kartuotis dabar. Kas iš toliau, kas po toliau, po eilių eina, tai aš neatsimenu, bet tada man atrodo buvo Portimao, tada po Portimao buvo Valencija, po Valencijos buvo Aragonas ir po Aragono buvo Barcelona. Tai visas ir išvardinai dabar, man atrodo. Jo, dabar atsidariau, kol tu pasakai, tai Portimao, Estorilis, dar kartą? Estorilis, Portimao. Dar kartą Portimao buvo? Ne, vieną kartą. Ai, ne. Sorry, čia kažkaip susimaišė. Nu, žodžiu, Valencija, Aragonas, Barcelona. Jo. Tai šitos trasos. Ir gerai, tai kuri patiko labiausiai? Kuri smagiausia buvo? Šiaip, man turbūt viena dabar yra mėgstamiausia, tai Barcelona labai patiko. Ir Aragonas irgi labai patiko. Tai Barcelonai gal norėtum jau ir su normalia formulė pavažiuoti, aš nežinau, aš nieko nesakau.
Tai gal normaliai ir šitą dabar dar kol kas. Ne, gerai. Šiaip apie tas formulės kalbant, jos identiškos ar ne? Man tiesiog toks klausimas. Iš visi savo. statusai, tai techniškai taip. Techniškai vienodas, bet gerai, bet tu užsiminiai techniškai. Tai kas yra netechniškai tada? Kuom jos gali skirtis? Tai visokie setupai skiriasi. Na, nu tai jo, make sense. Yra komandų, kurie perka 20 formulių ir išsirenka ten, kuris variklis geriausiai važiuoja, ar ten taip toliau. Ai, čia tipo gamybiniai dalykai, tipo kaip pagamino vieną geriau, kitą blogiau biškai padarė, čia tipo iš tos pusės ar dėl ko? Ne, nu, žinai, neina padaryti visų dalykų absoliučiai vienodai. Jo. Tai, pavyzdžiui, motorsporte tai būna, kad, pavyzdžiui, nors ir iš dėžės ten variklis arba pas tą patį tunerį darytas, vienas gali būti biškai stipresnis, kitas gali būti biškai silpnesnis. Nu, bet čia labai mažai skiriasi. Tai... Okay, makes sense. Nu, bet šiaip man irgi įdomu tas emocinis, žinai, to, kur tu atsisėdai, pirmos lenktynės, pirmos raudonos penkios, man atrodo, irgi tos šviesos, kas tavo galvoj dėjosi, kai tu pirmą kartą užgesinėjo tos šviesos ir, viskas, dabar spausiu. Šiaip nebijojau, tiesiog gal buvo toks kaip nauja patirtis, nes niekada dar nebuvau startavęs iš vietos. Ir, tipo, vis tiek darėm praktis startų, bet, žinai, nenori užtolint pačią pirmą startą. O buvo tokių, man atrodo. Tikrai buvo. Aš dabar bijau suklyst, bet gal net ir ne pirmosiuose ten varžybose buvo ir vėliau kas užtolino, bet... Nu, aš neužtolinau nei vieną, tai... Nu, toks, mic drop, gerai. Jo, tvarkoj. Tai viskas, tai dabar retrospektyviai peržiūrint, kaip praėjo tos visos varžybos, kurias važiavai, į 10-ką nepavyko patekti. Jo, bet greičių tikrai turėjom, pavyzdžiui, Estorilė ir Barcelonai tikrai turėjom greičią daugiau negu 10-kui. Bet tu užsiminiai, kad ten kažkaip kvalifikacijos kažkokios neįprastos, dėl to ten gal nepasisekdavo sukvalifikuoti, nes aš atsimenu, matydavau tipo tave ten kažkur vietom ten buvo ir net arti 30 vietos, aš bijau sumeluoti, kuri kažkokia ten buvo, kad ten blemos, šiaip prastai gavosi kvalifikacija ar kas, bet paskui žiūriu, kad klaiminį viršų, tai kas ten su tom kvalifikacijom, kažkaip kitaip viskas vyksta? Tai techninių problemų turėjom porą kartų. Tai šiaip abu kartus turbina, ten su turbina problemos buvo, tai be turbino šitas variklis tai realiai iš vis nevažiuoja, tipo. Tai kaip, nežinau su kuo palyginti tada, tai tas kartingas turbūt geriau startuotų jau. Čia kur buvo Estorilė, tai kol paskutinį reisą dėl tos problemos, tai dėl to nes turėjau tik vieną ratą ir nepadariau to rato dėl to, nes buvo šaltos padangos ir ten taip toliau. Jo, žodžiu. O kvalifikacija kaip atrodo? Tu tiesiog gauni minučių ir turi pravažiuoti per tą laiką greičiausią ratą turbūt, aš taip spėju. Jo, pirmoji kvalifikacija turi važiuoti 2 gerus ratus, dėl to, nes pirmas ir antras ratas yra labai svarbus. Nes pirmas ratas yra Race 1, o antras ratas yra Race 2. Iš viso, aš tik patikslinsiu, mes turim 3 lenktynės Winter Series'e, ne? Būna 3 lenktynės per savaitgalį. Jo, o kaip trečiai tada nustatom? Pagal antrą kvalifikaciją. Ai, dar viena būna, ne? Jo, dažniausiai dabar buvo pagrindę pirmą kvalifikaciją 15 minučių ir tada 5 minučių tarpas, tai sustojom pitose ir vėl 15 minučių antrą kvalifikaciją, bet buvo pora varžybų, gal 2 ar net 3, kur įvažiuodavom pirmą kvalifikaciją, tada važiuotumėm 2 reisus, tada antrą kvalifikaciją ir 3. O apie pačius reisus ir rezultatus, ta prasme, šiaip savo potencialo, kiek jauti, kokias ten vietas galėtum, o dabar jeigu jau su tą patirtimą atvažiuoji, normaliai kvalas gaunasi ir viskas
Ta pati Barcelona, pavyzdžiui, ką galėjai paimti? Tai Peisą turėjom top 5. O palat, ten yra dar ir klasės, tipo rūkys, irgi naujokai, Jo, nenaujokai. tai Kaip pagal tai gautųsi iš rūkių ten, kuri vieta būtų? Nes ten kažkas... overall būtumėm top 5, tai gal kokie top 2, top 3 rūkiai. Nice, maladėts. Nu, vat, mato žmonės, ne viskas visada susiklosto kaip per sviestą, ir taškų nepavyko gauti, bet, nu, ta prasme, vis tiek insane, kaip pažiūri. Tvarkoj. Ir dar apie tos rūkį, nerūkį, ten yra kas važiuoja jau ne pirmus metus, ne? Tos pačius, ar ten pagal ką klasifikuoja, kad neberūkį? Tai jo, rūkį tai ne pirmi metai. Okay. Ne pirmi metai, tai ir jeigu praeitais metais važiavai 3 varžybas, tai vis dar rūkį būsi šiais metais, bet jeigu daugiau nei 3 varžybas pravažiuoji praeitais metais, tai šiandien neberūkį. Okay. Šiais metais jau neberūkį. Ai va, daug kur žiauriai lyjo. Ta prasme, čia turbūt žiemiškas oras tuose kraštuose, amžinai štaip ant lietaus. Kaip tau lietus? Myli, nemyli? Man lietus, nu, tipo, nebuvau greitas iš vis ant lietaus. Gal STL visai pirmam raunde neblogai sekėsi, bet visur kitur tai biški trūko ant lietaus. Aš manau, nes, nu, dabar buvo, kad tiesiog užlyjo Barcelonai ir, nu, Barcelona tai trasa, kur beveik turbūt visi buvo važiavę. Nu, ta prasme, visi testavę, visi kažką važiavę, o aš pirmą dieną atvažiavau ten. Tai tik ant simuliatoriaus, va. Tai... Man šiaip įdomu, kaip tu ruošiesi lenktynėm. Tu turbūt, nu, mačiau, kad ir į džymą vaikštai ir viską, tai ar apskritai labiau irgi prieš lenktynės, kaip ten tas atrodo pasiruošimas, ką jūs ten veikėt. Turbūt kaip ir daugumos lenktynių pasianalizuojat, pasižiūrit kažką iš techninės pusės ir tada sėdat važiuojat, žiūrit, kaip gaunas. Tai jo, einu į džymą kiekvieną dieną iš ryto prieš mokyklą. Ir labai nepatinka prieš mokyklą, bet tada visą dieną yra laisva. Kiek to dar mokyklos laiko liko mokytis? Dar 2 metai. Dar 2 metai, o. Visi jūs sukerpėję seniai sėdintys prie kompiuterių, dabar pasižiūrėkit, žmogus normalų gyvenimą gyvena ir dar mokyklai. Nu taip. Jo, ir praeitais metais tik 3 dienas buvau mokyklai. Kiek? 3 dienas. Tave praleido į kitą klasę? O tai šiemet kiek? 3-4? Šiandien daugiau bus. Tai 3-4. Mažiau savaitę. Ne, kokie daugiau biškai. Bet tai pernai mažiau buvai dėl to, kad su kartingais daug varinėjai ar dėl ko? Jo, dėl to, nes labai daug savaitgalių. Ta prasme, labai daugiau savaitgalių negu F4. Ok. Jo, žodžiu, dabar aš irgi tokį dalyką. Tu nori Formulės 1, taip? Ar ne? Planas toks. Pauliau, eik valgyt. Planas yra toks. Tai gerai, kiek čia yra tokia svajonė, kiek realus darbas ir realios galimybės? Tai... Po ilgo atodusio važiuojam. Ne, nuoširdžiai, paprastai tiesiog, žinai. Svajonė yra didelė, bet realybė yra biškai kitokia. Reikia labai daug turėti pinigų, pirmas dalykas, nes iki F3 reikia tiesiog biudžeto ir biudžeto. Ir iš F3 į F2, jeigu jau turi didelį biudžetą ir važiuoji už gerą komandą ir ten taip toliau ir tada yra šansas patekti į Formulę 2 ir iš Formulės 2 ir iš Formulės 2 į Formulę 1, ta prasme, nors ir atrodo, kad labai daug patenka, bet labai daug ir nepatenka, ta prasme. Jeigu matom, žiūriu. Per sezoną gal vienas papuola iš 22, o visi kiti ką? Nieko daugiau nedaro. Nu ten tu jau turėjo talento, ta prasme, savy ten. Ir buvo ten pora kitų lietuvių, kurie buvo vienas lietuvis, kuris buvo Formulė 2.
Vasiliauskas, ne? Taip, ir nenoriu aš ten taip giliai eiti tą temą, bet galų gale nepateko į Formulę 1 ir ten dar labai daug problemų vėliau buvo finansinių. Galų gyveno su močiute ir tėtis irgi gyveno su močiute. O dieve. Tai. Ta prasme, aš irgi, bet vienas pointas, ne? Tuoj pasakysim. Jisai tą darė 2009, man atrodo, metais, aš iš to, ką matau. Kai gimiau. Nu, matai, pasiekėjas. 2009 metai. Buvo praėję gal kiek čianais? 5 metai po to, kai Lietuva buvo Europos Sąjungai. Aš bijau sumeluoti, dabar skaičių neatsimenu, 2004, man atrodo, ar 2005. Nebežinau. Neklauskit, aš galiu... Ne, gerai, aš tu nenoriu pasišikti, palauk, paguglinsiu. Nuo 2004, jo. Tai va. Europos Sąjunga dar buvo nesenai, Lietuva dar tik kūrėsi, maža valstybė, visa kita. Kaip šiaip iš Lietuvos, o ne, kaip iš šalies perspektyvos. Pinigai pas mus nebuvo, kad labai balos, nebuvo didelių įmonių, kurios galėtų sponsorinti ir panašiai. Aš tau bandau optimizmo, žinai, biškį pūs, kad ir šiaip esam tokia, nu, gana lietuviai tarptautiniai jau žmonės, yra toks terminas kosmopolitai biškį, ne, nu, tai čia apskritai Europos Sąjunga, mes viską, pinigai iš Europos, visą kitą, nu, žodžiu, pinigų Lietuvoje daugėja. Tuo metu seniau buvo vienaip. Dabar kažkaip galbūt yra daugiau tų šansų, bet tada iš karto toksai, žinai, mintis kyla, tai gal tada jeigu lietuvis bus Formuliai 1, tai ne per Lietuvos, ne kaip nuo Lietuvos, žinai, finansų atsispyrydamas, bet nuo užsienio investuotojų. Nu, tipo, žinai, su užsieniečiais dirbant su visoką ir taip toliau, taip toliau. Tai aš nežinau, kažkiek gal to tokio pamastymo, kiek realistiškiau turbūt atrodo su užsieniu paimti pinigais kažką padaryti. Nu, Dakarą tai užkariavom. Dakarą. Nu, ten kiti pinigai biški. Bet jo. Ok, konkrečiai tavęs, kas laukia toliau, o ne, tavo planas į tą svajonę bežiūrint, o ne, ten tolumoje, Formulė 1, gal, nu, Formulė 2, žinai, ir panašiai. Koks tavo planas toliau, ar ne? Šie metai, tas centrinės Europos čempas, kas toliau? Tie metai, nėra plano dar, ta prasme. Oi. Kol kas tai yra centrinė Europa ir tada bus matyti. Bus matyti. Viskas labai priklausys nuo sponsorių. Ja. Sakyčiau. Dėl to, nes kitais metais yra labai didelis šansas, kad sesė dar į Formulę 4 ateina, tai... Realiai tu užsiminiai, kiek reikia pinigų, bet konkrečiai, kiek Formulė 4 sezonas kainuoja? Nežinau, ar tu gali tą sakyti, negali, tai nesvarbu tada, bet kiek skaičiais? Kiek F4, F3, jeigu negali, all good. Nuo ir iki pasakysiu. Jo, ta prasme, all good, gali sakyti daug, irgi atsakymas. F4 kainuoja nuo, priklauso kiek važiuoji, bet jeigu porą čempionatų, tai gali būti nuo 500 iki milijono. O F3 gali būti nuo... Kiek kartų daugiau tiesiog? Nuo 2 iki kokių 3-4. F2 ir ten toliau, taip toliau. Nu, bet suprantam tokią eksponentinę, žinai, eik tu pypt. Žodžiu, gerai. Labai daug. Karoč, milijono aš neturiu. Kad galėčiau duoti ir sakyti, va, imk važiuot, nors labai norėčiau. Bet, ir dabar toks intarpas, tą gali padaryti kiekvienas. Šitas bičas turi Contribui. Taip? Tikrai taip. Tai žiūrėk. Padarom taip. Prieš kiek laiko susikūrė Contribui? Maždaug. Nesenai, ta prasme, tą turiu omeny, kad neperseniausiai. Mėnesis kokius? Ok. 2 mėnesius. Užmerkęs nieks nemato. Tiesiog paprastai, padeda ar nepadeda? Kol kas nelabai. Nelabai. Tai padarom, kad padėtų, žiūrėk. Tai yra galimybė, jūs galit
hebrytė, yra paremt galit tiesiog kas mėnesį, tai užstatot ir pamirštat visiškai ir žmogus jums va paskaitinėsit patys įvairiausių dalykų, ką galit pasiūlyti. Ir yra galimybė, va, mačiau, dabar neužkrauna kažkodėl, čia Ukrainai parama ir vaikam parama gali. Bet tą irgi reikia, tą irgi nepamirštam padarom, bet pat pagrindas čia, ne? 10 eurų. Daug čia ar mažai? Visi eurai skaičiuojasi. Visi. Mažokai, biški, 50. Geriau gal. Ne, vis dėlto. Ne, žinok, geriausiai yra 100 eurų. Aš sakau, 100 eurų yra geri pinigai, ne? Nu tai tą ir padarom. Paremėm po žmogų, ne? Pagelbėjom. Paremam ir paremėm, jūs tą patį galite padaryti. 100 eurų nuo manęs, nuo Krosano. Sveikinam ir linkim pasiekti savo tikslų. Tai dėkojam už paramą ir prašom ir prisijungti. Ir dabar kažkas man pamoka priklauso, ne dabar už tos eurus. Aš nežinau, kas ten priklausyti turi. Nebėra garso. Žmogus prarado balsą dabar truputėlį. Alio. Girdim. Ausinę, sakau, reikia pasikeisti, blemba. Nežinau, ar tarp bankų suvaikščiojo, bet turėjo suvaikščioti. Tai va, viskas gerai. Super. Seniukas, nepasiduok. Optimizmas turi būti. Tu irgi esi optimizmas, aš tavim tikiu. Ačiū. Prašom. Tai va, gerai. O dabar įsivaizduokim, pafantazuokim, kad tu jau patekai į tą... Nu gerai, nepatekai, tarkim, tu esi kažkur tam Formulės 1 pasauly. Kokią komandą rinktumės, jeigu, tarkim, visos mašinos būtų, vienodam lygiai. Savo, nebūtų ten, žinai, Aston Martinas traktorius kaip lygina kai kurie, bet tipo, žinai, tiesiog dėl komandos pačios kaip brendo. Kas tau būtų įdomiausia? Fainiausia, arčiausia širdies. Tai Red Bullis turbūt. Red Bullis? Yep. Why? Are you Mad Max ar tiesiog? Ne, tiesiog. Red Bullis turi labai gerą junior programą ir ten taip toliau ir tokie dalykai. Faktai. O ką atsimeni iš tavo, kas yra tavo idol Red Bulli? Maksas gal. Maksas, aišku. Klausiu ir stebiuosi. Ne Fetelis, ne Ricardo. Tai Max gal jo. Gerai, Maksas viskas. Jeigu savo palygintum dabar, kur pravažiavai tas lenktynės Winter Series su realiu Formulė 1 sezonu, kaip dabar atrodo mašinos, koks tu vairuotojas pagal tuos dabar, tipo, koks tu vairuotojas būtum pagal tai, kaip tu pravažiavai? Nežinau. Realiai nežinau, aš nežinau. Bet stebi Formulę vis tiek, ta prasme, kažkiek žiūri. Jo, truputį žiūriu. Nedaug, nes dabar... Laiko nėra dabar. Neįdomu žiūrėti dabar, šiaip nemeluosiu. Pala, stop, gerai, hot take. Dabar neįdomu žiūrėti. Dėl to nes padarė nesąmonę ir neįdomu dabar žiūrėti. Bet tai gerai, o negirdė argumentų, kuriuos sako Hamiltonas, kuriuos sako Leclerc'as, kad jiem čia wow, dabar labai įdomu lenktyniauti. Jo, dėl to nes jų mašiną važiuoja, čia tik dėl to turbūt. Bet jie vis tiek sugeba strategiją sknist. O šiaip su kokiu driveriu susipažinti norėtum ranką paspausti? Tai turbūt Verstappenui. Jo, turbūt. Į Nürburgringą reikėjo varyti. Žiūrėjai? Tai, jo, žiūrėjau. Tai jau esu spaudęs ranką, kam čia? Gerai, važiuojam, kam spaudai ranką? Tu esu spaudęs ranką. Tada esu spaudęs Lawsonui. Nice. Tada kam Lawsono to teammate Hadžeriui. Nu dabar jau Red Bullį važiuojat, tam tikrą prasme spaudai Red Bullį ranką. Kas dar? Gerai, o kokiose ten situacijose tam ranką spaudai, kas ten buvo per galimybės? Tai praeitais metais, kai laimėjau Academy, būna visada geras turai. Ir paddock turai. Nice. Tai... Tai va. Ai, tiesiog juose, ne? Atsirado galimybė. Ja. Ok. Dėl to, nes jie, dėl to, nes jie mes su jais kalbėjom ir
Ir praeitais metais buvo su... Va, koks jo vardas? Su Lawsonu ir Hadžeriu, o už praeitais metais buvo su Botu ir Žiau. Tai čia Atrodo. tas Sauberio, man atrodo, buvo skaitėsi, ne? Jo, Kik ir Racing Bulls. Ok, nice. Gerai, tarkim, dabar įsivaizduokim. Šitą video įsijungia ir dabar žiūri tas jaunuolis arba jaunuolė ir jie gerai važinėja kartingais. Tarkim, po 3 metų, po 4, po 5, ne? Jie važinėja gerai kartingais ir dar tik planuoja savo tą karjerą, galvoja, ką daryti. Ką tu jam pasiūlytum daryti, patartum, arba kaip tik ko nedaryti, jeigu nori į formulę patekti. Kokie tipsai, ką išmokai per savo patirtį, va dabar kiek turėjai tu jos iki Formulės 4? Tai pradėti entry level kartingus, važiuoti Lietuvos čempionate. Kokią nors klasę nereikia kažkokios specialios. Važiuoti Lietuvos čempionate, tada improvinti. Tai tiesiog treniruotis žiauri daug, ne, turbūt? Ne, važiuoti varžybas ir po tų varžybų improvinti kaip driveris, tą kažkokį rezultatą padaryti ir kai supranti, kad esi pasiruošęs kilti toliau, tai gali būti europinis lygis, pasaulinis lygis ir tada, kai atsidursite senioruose kazetose ir kai jums bus kokia... Šiaip aš jau per senas Formulė 4, nemeluosiu, nes jau labai daug, nes yra gan, daug yra jaunesnių negu už mane, tai aš esu jau gan senas Formulė 4, bet yra ir žmonių, kurie irgi seniai buvo Formulė 4, tai... Ok, nu kas? Nu, praeitais metais laimėjo Formulė 4 18 metais, tai... Nu tai dar turi laiko. Skirtumo. Dar turi laiko. Tai nėra skirtumo, jo. Yeah. Tai... Bet šiaip yra kažkoks amžius, kada jau per senas siekt, sakytum, nu blemba, gal seniukas jau viską žino, gal jau gana, ir tipo kažkur kažką GT vairuot. Va, taip. GT yra, sakyčiau, labai brangi gero savaitgalio praleidimo pramoga tiesiog, laikas praleist. Geras praleistas laikas. Yeah. Tai jeigu... Jo. Ok. Tai ta prasme, o su sponsorių ieškojimais ir visa kita, čia turbūt irgi didelis darbas, tai save turbūt reiktų siūlyti visiems, kam išeina. Social media. Nu, dabar socialai jo, dabar pambangos, tai turbūt geriausia. Tvarkoj, ir dar vienas, pabaigėliai, tarkim, kaip aš sakiau prieš tai, ne, tu įsivaizduoji, kad šitą video atsidaro pasižiūrėt ten tie, kurie planuoja tą daryti, bet įsivaizduoji, kad šitą video atsidarai tu ir jį atsidarai, kai tau dar yra 5 metai atgal, nežinau, 8 metai atgal, dar nepradėjai. Ką tu savo pasakyt? Ko daryt, ką nedaryt? Arba už ką velnių duotum? Šiaip, tenisą gal eit. Pala, ką? Sorry. Tenisą žaist? Nežinau. Tipo nepradėt, nesivelti šitą sąmonę siūlytum? Jo, nes labai daug atima laiko ir pastangų ir... Bet žiūrėk, tu dar esi tam procese iki visko. Tai gal tu padaryt reikia, bet pažadėk. Jeigu būčiau toks pats, tai ir būtinai būtų lygiai toks pats kad būsiu iki dabar, Yeah. Tai gal kokius į Formulę 4 anksčiau gal... Tai vis dėlto ne mes, bet,
Anksčiau dar paankstinau šitą reikalą. Bet žiūrėk, aš tau norėjau sakyti, bet tu pažadėk, kad kai, aš nesakau jei, aš sakau, kai tu būsi Formulėje 1. Gerai? Nežinau, nededam termino tiesiog, kai būsi Formulėje 1. Padarom tokį patį dar vieną intervą, bet tu pažadėk, kad su manim pasikalbėsi dar, gerai? Gerai. Pažadė, dabar va, tiesiai į kamerą žiūrėdamas pažadu. Taip, pažadu. Gerai. Ir aš tikiuosi, mes toks vat intervas įvyks, po kokių 4 metų maždaug. 4-5. Būtų gerai. Būtų gerai, ne? Mhm. Tai va, šiaip labai smagu, labai fainai, ką tu darai. Ir labai fainai, kad vat galėjom pasikalbėti. Aš tikiuosi, vėl mirkčiai. Galbūt mums pavyks dar kartą susijungti ir padaryti dar kokį nors vieną video, nežinau, labiau techninį, apie pačias formulės pasikalbėti, pasimokint, pasivažinėti. Gal ir jums kažkas padės. Bet tiesiog, dabar turi progą auditorijai žmonėm, aš nežinau, kiek šitą video pažiūrės. Gali būti, kad 200 žmonių pažiūrės, gali būti, kad ir 1000 pažiūrės. Aš nežinau. Tai whatever, tas skaičius, koksai bebūtų, tai tiesiog gal turi kažką paskutinę, dabar, žinai, paskutinioji. Ką žmogui pasakyti nori? Gali reklamą daryti, aš iš karto sakau. Tai jeigu reklama, tai labai daug laiko praleidžiant simuliatoriaus. Ir turbūt neužilgo pradėsiu streaminti ir kelti video į YouTube. Pagaliau iš TikToko bičas pereis, maladėts. Ir tada YouTube bus gal streamai, kuriuose važiuosiu su simuliatorium ir galės atsakinėti į jūsų visokius klausimus. Nice. Labai gerai, kad tą darai. O šiaip dabar YouTube tenais yra tiesiog seni video kažkokie, ar naujesni yra kažkokie? Seni video, man atrodo. Seni video. Monetizuotas kanalas ar dar ne? Nežinau dar. Nežinai. Jeigu nemonetizuotas. O kiek prenumeratorių ten pas tave, palauk? Lemičiak. Nedaug. Tai žiūrėkit, hebra, jeigu žiūrėjot streamą iki šitos streamo, sakau, blecha. Jeigu žiūrėjot video iki pačios pabaigos, nubėgam dabar pas Marką Šilkūną į YouTube ir paspaudžiam subscribe, nes jeigu jis norės monetizuotis, jam reikės nemažai prenumeratorių. Nežinau tiksliai skaičiaus, neatsimenu, palauk, paguglinsiu. Jam reikės 1000 prenumeratorių. Davai, visi nueinam ir paspaudžiam subscribe. Jo kanalo nuoroda irgi bus aprašyme. Tai būtinai užsukit, pasubscribinkit ir įjunkit tam backgroundą bet kokį video iš jo tiesiog. Tegul valandą susirenka, nes jų 4000 reiks turėti. Tai tiesiog backgroundą atsidarykit tą video, palikit ir tegul tas valandas sukasi bičiukui ir tada jis galės gauti pinigų ir iš reklamos. Angliškai darys ir lietuviškai? Būtų angliškai. Angliškai. Tai if you know English, jump in this channel and support. Yes, thank you. Darysiu, jeigu video darysiu, tai bus angliškai, porą lietuviškai ir turbūt jo. Super, labai gerai, tai ačiū tau, kad prisijungiai. Ačiū tau. Tai susimatysim, tikiuosi, ane? Jo, ir čia dar toks pranešimas, nuo Simaxas. Kad jis man sako, kad sakyti tau, be agento Simaxas nieko nebus. Simaxe. Gerbiamas Simaxe, aš vis dar laukiu, kada tu grįši į Formulę 1, nes mes susitarę esam, kad sakei 2 savaitės pailsėsim, dabar 3 skaičiuoju. Aš vis dar laukiu, kada mes sezoną pratęsim. Šiandien tai jau viskas. Tikiuosi tau buvo taip pat įdomu kaip ir man. Jei taip, palaikinam ir pahypinam video. Ir jei tik gali, būtinai paremk Marką. Aš jo tikiu, Markas pats juo irgi tiki, o jei ir tu turi vilties pamatyti lietuvį Formulėje 1, prisidėk prie to, bent jau keliais eurais. Vietoj Kievo kotleto mokyklai arba vietoj 1 kebabo per mėnesį po darbo. Susimatysim jau labai greitai, gal ir su pačiu Marku dar kartą pasimatysim, todėl prenumeruok ir nepraleisk. Ačiū ir iki.